Į vieną nesvarbu. Iš tų. Atvežė plyteles. Visa paletė. Tik va buvo toks dalykas, kad jie bevežant, kai atidarė duris, plytelės buvo visos nuvirtusios. Bet neatrodo, kad būtų suskilusios iš kampų. Bet sakė, jeigu bus įskilusios, pakeis ar ne. Su nuotykiais atvežė. Įmesiu trumpą video, vyras spėjo nufotinti, kaip jos buvo pavirtusios. Tai va, čia. Pagamintos Indijoje. To padėti vyrai. Einam bandytis spalvas. Mūsų bandomieji dažai. Bandoma dabar Spiced Honey Color spalva ir Saddle Brown. Maišysim dvi spalvas. Nu, mes čia ir prisidažėm. Dėsim kiemą plytelę. Žiūrim, kaip atrodytų plytelė prie tokios spalvos. Žalia. Abejojam dėl žalių spalvų. Tai nežinau. Kai nudžius, jisai dar turėtų būti kitoks efektas. Tai reikės palaukti, kai nudžius. Teiks rinktis alternatyvą su žaliu. Kažką darysim. Na ką, einam trinti sieną. Pasigalvojam kitų kambarių duris su plėvelėm, kad kuo mažiau dulkių prieitų. Taip atrodo, kai išdžiūvo mūsų tas, kaip čia tas vadinas, ką mes čia dėjom, glaistą? Ką čia, špaklių, kaip čia jį pavadinti? Špaklių rusiškai, glaistą lietuviškai. Na, tai va, nušveisim, norim viską kuo greičiau pasidaryti, kad galėtumėm dažyti sienas. Prie darbų vyrai, eikš trinti, trink sienas. Kol mes šveičiam sienas, vasaros vakarais kažkas mėgaujasi tokiu gražiu vakaru. Labai gražus debesis. Kas negero nutiko, siena pradėjo trupėti. Mes manom, kad ten ta vieta, kur moteris seniau savininkė turėjo nuotraukas prisikabinus čia iš šitos sienos ir buvo prigręžta daug skylių. Gali būti? Čia atrodo, kad buvo remontuota ir žiūrėk, kaip garsas girdis. Tai kur tuščia, tai kur pilna? Man atrodo. Dar geriau, skylę didžiulę turiu. Matot? Čia jau nebetrukiniai. Reikės taisyti. Man nepatinka. O ką daryti? Geriau dabar negu kad bus nudažyta. Nu jo. Ale sutvarkėm sieną, dar didesnė skylė atsirado. Čia dar vien, čia grinai tie, kur buvo susuktas nuotraukas, grinai tos vietas. Nu, čia matė, kai judu. Žodžiu, šiandien nebaigsim jau taip pavargom. Naktiniai šiltimai. Matai ką nors? Aš? Nu? Jo. Važiuoju pas kažkokį, kur judva. Išsivalom visas dulkes su savo siurbliu nuo visų sienų, pasiruošėm viską gruntavimui. Ir dar vienas darbas liko mums įdėti ventiliacijos gruteles į sieną, tai dabar vyras čia jas dės. Nu, žiūrėk, kad tu čia mane prigadintum, vyrai. Girdė, tu ne per žemai variai? Ne. Ne? Žiūrėk, čia medis ir matai. Ir čia dabar realiai yra, čia realiai kaip iš šakies nulūpta. Nu, žiūrėk, man taip būtų šakies. Patvarkė.
Sakyk, dabar čia tą kaip žiurkiems nugriaužiai. Šičia reikia taip nupjauti, bet bijau, kad bus per mažai. Tai realiai dažysim juodai. Ta medį gal nepjauti, čia biški riski. Gražiai tiesiog viską išvalyti. Įvertinam darbą. Nu, gražiai, dievyras, groteles. Aplodismentai. Pradedam gruntavimo darbus. Atsiskiriam gruntą 1 ant 3. Labai skystas gaus. Nebūtų durkių ant folelio apvyniojam pleistru ir tada nuėmam. Nusiėmė plaukų simbos plaukų, matau, prilipusių. Aš su mažu voleliu praeisiu kampus. Vyras eina su dideliu. Liko dar koridorių išgruntuoti ir laiptus. Pala neparodėm dar kaip tą skylę užtaisė vyras. Yra dar tokių, šičia buvo ta skylė, yra dar tokių, sakant, kleckų, bet niekas nežinos. O ne? Žinos, nežinos, jei nerodysime, nežinos. O bet čia darome triuką. Paslėpsim negražius kampus. Tai naudojam, čia yra balti tie klijai, negali jie su jais viską klijuoti. Šiaip žmonės naudoja silikoną, mes naudosim klijus. Vieną čia jau užtepėm, nežinau, pamatysi šešėlis skrenda, bet taip labai dailiai nueina ir pakavoja visus trūkumus. Parsivežėm nusipirkę dažų, 4 kanes didelės. Kiekviena kanė yra 5 litrų. Tai pasiėmėm baltą, jinai yra matinė, Diamond Brilliant vadinasi. Su ją dažysim lubas. Tada pasiėmėm, štai yra kreminė, vadinasi Spiced Honey. Ją dėsime ant midės sienos ir šoninių sienų. Ją maišysiu su balta spalva ir pirštai sukryžiuoti, tikėkime, kad pavyks, ką noriu padaryti. Bandysiu, kaip ir sakiau, daryti tą lime wash efektą. Lietuviškai tai yra kalkinis dažymas. Šiaip turėtų būti specialūs dažai kalkiniai, bet jie yra labai brangus. Tad nusprendėm daryti su paprastais dažais, bet išgauti tokį efektą. Ir dar iš tiesų norėjau aš tos specialius dažus nusipirkti, bet pradėjau domėtis jais ir pasirodo negali būti bet koks gruntas. Turi būti irgi specialus gruntas su mineralais, kad tas kalkinis dažas sukiptų ir gautųsi tas visas efektas. Tai žodžiu, gal kokią vieną sieną ir nusipirksim tą visą specialų dažą kitą kartą. Gerai, keliaujam toliau. Toliau turime šitą, jinai yra tamsiai žalia, vadinasi Mallard Green, kaip čia ištari? Mallard Green. Ir dar vieną turim, irgi ta pati kreminė spalva, 10 litrų. Ir tikimės, kad užteks. Toliau nusipirkom dar plėvelę patiesti grindim, nors jaučiu nereikės. Maišiukai, kurie maži pasirodo yra. Ir šitie bandomieji dažai, tą kreminę spalvą išrašė iš kainos, tos kitos 2 spalvos mums netiko. Ir už viską mes čia sumokėjom. Pagalvokit, kiek čia mes galėjom sumokėti. Ar čia, aš šitą paėmiau. Tai sumokėjom mes, palaukit. Sumokėjom mes už viską 277
svarus ir 82 centus. Viskas išgruntuota. Pradėsim dažyti nuo lubų. Šitas lubas nedažysim, čia tegul pasilieka paslaptis, ką čia bus. Čia jau vyro nuo šitos lubos. Pradėsim nuo svetainės lubų dažyti. Baltai. Labai į kampus čia mes nedėjom daug pastangų juos nušveist, nes įdėsim tos, kaip jie vadinasi, tie tokie apvadai, kampai. Tai tenai dar ir kažkur biški tinklelis matosi, bet mes jau palikom kaip yra, nes vis tiek jisai pasikavos. Didelis kampas, o jeigu norit pažiūrėti, eikite. Šitus dėsime apvadus. Jie va tokie yra, jos dar nudažysime, jie yra paprasti, balti, jos gali nusidažyti, nori ir baltus dėti. Jie nėra platus tokie. Pradedam nuo baltų, bus deimantinės lubos. 1, 2 ir neatsidaro. Tuoj kantrybės. Moteriai ilgiau laiką atidaryti reikia. Tuoj. Ko jis neatsišoks? Čia reikės tas one eternity later kempiniukas, kuris bando daryti. Jau, atšoka. Balta kurdai yra jis. Liuptis. Išmaišyti dabar. Kas maišys? Aš maišys. Apsimainom darbais man gana. Savo pagaliuką neturim, turim atliekamų kampų. Išnaudojam viską, ką turim. Aštrus. Dar bekrūską ranką susipjaustytum. Gerai, pramušti. Virė kuošė. Kai jau užteks šito, mes dar vieną pusę kažkur kaip maišom, greitai. Tokį vat ruliuką nusipirkom. Virė kuošė. Dabar viską susipilti. Šitie galėtų iš tiesų indai būti, padaryti grinai va tokio pločio, kad nereiktų kibirų pirkti, bet čia viskas apie marketingą turbūt eina, ne? Kam dabar apvalius daryti, galėtų daryti kaip ir ruliko formos. Jau pasakyk. Gera idėja, ar ne, va? Kas nori naują biznį kurti? Dažam naujus indėlius daryti, kad nereikia pirkti atskirų kibirų. Idėja. Klausimas, kiek reikės jos? Kas dažys? Tu dažysi ar aš? Tu? Ar aš? Lubas gal duosi tau, jis man rankas paskauda. Jau siurbiau ryte lubas, tai kad dulkių nebūtų kažkaip sunkiai. Kas šluoja lubas? Kad dulkių nebūtų. Prieš dažant visą laiką nusivalyk tie dulkės, nes nenuvalyti dulkių yra didžiausia klaida, ką gali padaryti. Taip. Kaip jauties bijai, man biškai jauduliuks yra dažyti. Bijau. Labiausiai baisu yra, kad galim išsidažyti viską ir mums visiškai nieks nepateks. Žiūrėk, kad neliktų šitų raštų. Gražiai išruliuok, vyrai. Iškart balta spalva kokia dedas kitokia, žiūrėkit, kaip skiriasi. Jau maniau, kad balta yra šita po gruntavimo, bet šita balta jinai yra visiškai balta. Vyrai dažiai gražiai. Lengviausiai yra kamandavui. Ane? Dėsim porą sluoksnių, tai labai gerai. Išsivežam dabar visas šiukšles. Čia yra daug ką vežti į šiukšlyną, kad biškį apsitvarkyti. Pilna bagažinė mašiną prikrūvėm šiukšlių ir nešim į šiukšlyną. Apašinės abidės kairės. Ar rimtai? 10. Tai gausi su viena ranka nešti. Nu, imk vyrai, įneš. Ką darom? Nu. Jau čia
žalia. Čia nori žalę. Čia nenoriu žalę. Kodėl nenori? Per tamsu bus. Bus. Iškilo problema. Jeigu čia žalia. Tai punktuk. Žinai, ką padarom? Nudažom pirmą žalę šitą spalvą ir tada žiūrėsim. Mes nežinom, ant kiek tamsiai jinai bus. Ir tada spręsim. Kol tu šitą nudažysi, tada tas nudažysi. Visi greit nudažysi. Tai aš jau įdomu. Gedai. O čia? Nori tik jis. Ar rytas pas, kad palaukiam, kad nusidažom. Aš galvoju tik šitą žalę. Kokia čia spalva? Visą tokį kaip kaimynė. Aš noriu pažiūrėti, kaip spalvas atrodys ant tų sienų. Aha. Ir tada žiūrėsim, kaip čia atrodys. Bet šitą norėčiau šitą vieną išryškinti, o kitas būtų šviesesnis. Fū, karštas. Prie darbo. Nusipirkom daug servetėlių valymą. Šitos geras, nes mes darbė tokias naudojam. Tik mėnesą nesimba. Ką radai? Ai, nusipirkom naujus indukus dažam. Čia tau jie bus skirti. Nu, dar bet tu. Visiems kažkokia nauda iš šių dažų. Kam dažai, kam visokie pleistriukai atliekami. Žaislų nenoriu, bet su šitais tai pažaisiu dar. Pamojuok visiems. Galėtum taip įdažyti. Nu, pamojuok. Hello! Sveiki! Užsiklijavom apsauginę plėvelę aplink lubas kampus, kad nepridažyti kur nereikia. O kaip morkinė spalva atrodo. Darome žalią spalvą. Ne žalia vadinasi. Šitą pamirštu, kaip jį vadinasi. Jinai vadinasi Malarus green. Malarus žalia. Taip gražiai, žiūrėkit kokie. Matas per kamerą. Pamakaluok. O, tokį staigų judesį. Ta kamera tamsesnė, man atrodo, žiūrisi negu yra iš tiesų. Pabandysiu su telefonu pritraukti. Matosi labiau, ta žalia tikrai jų spalva. O, su mažu dabar pavarysi? Kampus? Pasiruošęs? Ne, pasiruošęs. Dar turim skaityti. Taip drąsiai dėjai, nesijaudinai? Taip. Atrodo, tarsi labai per kamerą vaidmenį yra tokia tamsi. Kai plika akim žiūri. Jau šį 2 kartus reikės varyti. Ne, nejaučiu, kaip bus gera. Man atrodo, kad reikės, nežiūrėk, kaip užbraukys dar vytis nori. Ne, tai turi išbraukti. Labai gerai. Ai, nu galbūt. Man atrodo, kad reikės antrą sykį dar vieną. Turiu čia kampą paimti, kad geriau matytis. Nu, kai išdžiūs jaučiu. Šiaip jau graži. Labai. Tokios jau norėjom spalvos. Gerai, kad aną nepasirinkom, kur tą bandymą turėjom, nes būtumėm, atrodo, abudu sėdėjo ir verkė. Būtumėm gavę žalę. Tamsiai. Ana buvo tokia labiau man miško, pavasario spalva. Nes šita tokia prabangi žalia. Karališka. Royal Green. Įvertini spalvą. Saka, nepatiko einu. Nu, tavo uodegos jau tikrai nereikia ant dažų, žinau. O, su dideliu ruliuku. Profesionalai tai varo su tais didesniais, ne dar. Turim profesionalą, bet nebuvo nupirkti. Ne, tai buvo ilgi tokie, esu mačius, kad ten su keliais pravarimais visą sieną nudažo. Gal. Nu, parodyk. Neatrodo, kad sunkiai dengtus. Galbūt valia vis to prisidaryti. O, einam iš kitos pusės. Simai įdomu, kad žemės. Saka, man akis graužia. Saka, tu tai dar nematęs. Įdomu, kaip tų dažų liks.
kiek pasidengs. Bet tu nenori čia nosies įkišti pati kiek. O aš einu prie kitų sienų su savo kreminė ir balta spalva. Aš bijau dažyti savo tuo metu. Neišeis. Neišeis, viską žolyn dažys. Būsim. Kai miške tada aš medžių pripiešiu da. Neišeis. Graži. O jeigu vien tokią spalvą išmaišiu, tai dažys. Nežinau, pamatyti. Kur tu pabaigsi, kol aš pasiruošiu? Čia baig. Kurį dabar? Į vieną nesvarbu, vieną iš tų. Čia daugiau palti, kad man teptuką eitų įkišti. Atrodo kaip pirags. Karamelę nuvalyk? Skonvalyk. Daug. Pala. Nereikia ilgų. Tai taškas. Kita? Į kitą baltą reikia įsidėti man. Įpilsi? O čia glajus pyragoj. Aš tai gražiai įspiliu. Na, bandysim 2 spalvytės maišyti. Bijau biškį. Pabandysiu dabar ant tos vietos, kur radiatorius bus, kur visiškai netobula ir jeigu nepatiks, iš tiesų galėsim tiesiog šitą kreminę dažyti. Tai pažiūrėsim. Noriu pažiūrėti, kas man čia darysis, kaip seksis. Mirkau. Įmerkiau. Nu, kaip sako, visi pasitikė procesu, nu tai randu. Šitas teptukas labai stambiai. Tavo nuomonės reik. Šiaip žinau, gražiai atrodo visai. Kai su stambesniu teptuku varai, irgi yra skirtumas. Raštą. Po kol kas atrodo tiesiog išteriliuota siena. Bet visi video sako, pasitikėkit procesu. Nu tai bandau pasitikėti ir dažyti, o kas vis tas bus. Nu jei nepatiks, pagyvensim metus, persidažysim. Jokia čia problema, ar ne? Tai tik sienos, tai tik sienos. Vyras nuėjo pailsėti truputį, ne pailsėti į tualetą. Bet atrodo šitas spalva labai gražiai. Pačius kampus prie langų, va, su tokiu mažu šepetuku praeinu. Iš tiesų niekada gyvenime nesu dažius namų sienas. Tikrai pagalvojus, niekada nesu nieko namie dažius. Tai yra pirmas kartas, kaip dažau namie sienas. Taip pat ir koridoriui viena siena bus žalia. Lubos yra nebaigtos, nes kaip ir sakiau, čia yra kitas dalykas, nesakyk vyrai, kas ten bus, nesakiau paslaptis, tegul būna intriga kitose videos, ką mes darysim. Ir kaip sekas mūsų Davinčiui. Reikės antrą, man atrodo, sykį dar varyti. Nežinau, mano akis sako, kad raštas gražus. Kamera dar nepertikė tuo iš tiesų, kai nudžiūs dar kitai bus. Nežinau, atrodo man gerai. Nudžiūvus matysis visas variants. Bet su tokiu teptuku varyti ilgą laiką, žinokit, man atrodo, riešas man atkirs. Nieko, išauginsiu naują riešą. 3 turėsiu. Padarom trumpą reviziją. Mallard Green spalvikė, jau gavom tonusą. Atrodo žiauriai cool. Ir žinoma, tuoj paimsim aksesuarą, kurį užmatėm.
kuris keliaus ant sienų. Tarkim, jau virtuvę varai. Gausi pizdėjai. Sumurzinom, tarkim, į virtuvę. Buvau apšauktas. Bet viskas dėl jūsų. Štai jungtukus, kuriuos įsirinkom. Rose Gold. Labai gražiai darė prie Melody Green spalvytės. Tai nusprendėm ir šitą sieną dažyti tamsiai. Let's go! Pabandysiu va tos mažesnius kampus eiti su plonesniu šipetuku. Ant tiek plonesnis. Gal bus lengviau, nes labai sunku yra šitos mažus prieiti ir įsivaizduoju, kad bus šitos reikalų padaryti. Nu. Momentas tiesus. Čia sunkiausias darbas bus. Nerodžiu dar, kaip jo darau. Tiesiog tokius kryžius darai ir tikės geriausių. Gal mažesnė tapiuką reikėtų? Čia bus sunku, nes daug kampų bus. Greitas review. Sienos džiūsta. O darbai nestoja. Pasirinkom šitą tamsiai žalią spalvą. Jau sakai 10 kartų, kokią spalvą išsirinkom. 11 jau. Saulės smūgį gal? Na, apžvalgėlė, moteris daro savo meną, kuris man labai patinka. Ir pasitikėkite procesu, jis padarys. Nežinau, gal baigsiu per savaitę laiką. Susidedam lempas ilbas. Viena jau įdėjo vyras. Dar kiek liko? Ir žinoma, kadangi pusę metų užtruko statybas, biškį reikia pasitikrinti, ar gerai sujungti laidai. Tai pasitikrinti, kad nenupurtytų elektrą paskui. Aišku, elektra jau yra išjungta, taip kad nepapurtės. Man atrodo, kad aš greit pasiduosiu. Tai nėra lengvas darbas. Va, kad visas tokias lygiai, žiūrėjau, painė tokių yra dažnyti. O tos kabinos, visi kampukai nėra malonu. Vanduo numirė. Kaip sekas? Pavargau. Noriu namo. Noriu į lovą. Namo negalima. O nebaigi visą šitą. Mano načelniks naša raša. Tai va, kurie sako, kad moteris nedirb, dar ir kaip dirb. Kelintą mes iš vis pradėjom. Žinai, kelintą valandą pradėjom. Kokį 12. Dienos? Jaučiu 12, ne. Vėliau, man atrodo. Vėliau pirmą jaučiu. Kokie dabar? Nu jau, pažiūrim. 10? Po 10. Nu. Nu ką, šita dalis, man atrodo, smagiausia bus iš visos šitos sienos. Didžiausia. Tai parodysim, ką moteris turėjo omeny. O tada gali taip daryti. Media wall jau įgauna pagreitį. Visas raštas. Aišku, modamas kenties paskutinis. Ventiliacinė langa, kurią nudažėm juodai. Kaip matot, gaunasi kaip kamufliažas. Nebent blogiausiu atveju dar tašt malkas reikės šonus padažyti. Šiaip realiai, kai užsidedė grilių, super atrodo. Ir ką, busim pabaigta, ne beveik? Manau, dar kokias 1,5 valandas čia jaučiu, užtruks. Ne, bet aš kalbu apskritai, nes čia realiai eis juostas aplinkai, kuris sukilim su lubom ir sienom. Taipogi čia. Ir viskas. Lauksim grindų. Čia man tokį gerą daiktą. Jeigu to neveiksta šičia.
Atsikelsi naktį. Ir kur namus uždarysi. Nu, dažytojai. Baigiu šitą ir eisim miegoti. Kada kaip stengiamės, nebaigsim šiandien. Ir turbūt baigiam čia video, nes labai ilgas gausis. Ir palikim intrigą kitam video. Pamatysit, kai baigsis galutinis rezultatas. Mes čia dar darbo daug liko, ne? Kiek valandų? Neroda. Beveik pirmadienis. Jo, nes jėgų nebėra, pūslės tikrai jau atsiranda, tai baigiam šitą, einam miegoti ir susitiksim kitam video. Ate! Greitą apžvalgą.